Antras kampas. Mindaugas. Rauskas. Ar tau nėra tai buvę? Ne. Ne, susikaupi, dabar tai pakirsiu. Ne, nėra. Dabar čia padarei klaidą. Raimondas Ablasevičius. Iškart po kovos valgiau, prieš kovą valgiau ir po to po kovos valgiau. Ta prasme, visada yra laiko pavalgyti. Tikrai. O kas tu tokia, kad mums aiškintum dabar? Jisai tikrai yra stiprus priešininkas, net man. Net. Kodėl nenorim? Tai norim supį. Pakirsta Raimondą. Ko man pykti ant žmonių? Aš galiu jam duoti galvą, tai ką man pykti ant jų? O, čia. O, tada tai jau tau pykti. Tai va, žinai, tai aš jam pasakiau, kad čia yra tavo diržas. Apgyniau. Eik savo. Sveiki, aš esu Goda Problema ir šalia mane sėdi Raimondas Beli Ablasevičius ir UTMA iki 81 kg svorio kategorijoje čempionas Mindaugas Narauskas. Aš malonu. Malonu. Man irgi labai malonu. Pradėkim nuo dovanų, aš norėčiau duoti tokį Beli Team Survival kitą, kad šiek tiek būtų daugiau energijos ir kad... Survival kitą. Jo, toks survival. Vienas ponui Mindaugui. O, ir manęs nepamiršai. Palaukit. Galim pažiūrėti, kas ant yra. sauso gi nevalgysim, tai va dar jum po. Va. Ir dar va jum prašau. O tai pala, nemetėt svorio? Tai aš tai svorį padaręs, taigi kovojau 75. Atrodo, kad priaugau svorio. Pažiūrėsi. Nežinau. Nu, vos ne. Bet tu tai Plėš metė? drąsiai. Bet tai tu užpakavai taip, kad neatplėščiau aš. Plėš drąsiai, tu toks stiprus vyras, plėš. Ai, gerutė. O tai čia tavo mėgstamiausias? Tu man tai žinai. Kur čia kameras? Norit pažiūrėti, va. Va. Kiek tu reikia nusimesti svorio? Man kokius 4 kilogramus. Tai čia nieko. Juokas. Gerai, aš turiu tavo, Raimondai, žadėta tą sveiką spurgą, kur aš tau prisižadėjau, kad galėtum valgyti dabar ir būtų biški laimingesnis, nes dabar spurgų, kaip supratau, negali valgyti. Dabar valgysi tik aš. Aš tau galiu duoti savo, jeigu nori. Ne, tai aš tau, nu tai kur tu čia? Aš Tai jisai namie turi spintą atskirą spurgom. Spurgų. Pas mane yra sudėliota viskas, taip. Pirmadienis, antradienis, jisai siuntė man savo treniruočių planą, tai pas jį pusryčiai, pietus, vakarienė, tai neprisimenu kur daugiau spurgų, bet per pusryčius ten viena, man atrodo, per pietus jau 3 eina. Normaliai. Nu tai rytinę treniruotę padarius reikia angliavandenius sugrąžinti. Tai mes normaliai. Tai daugiau treniruočių turėjai nuo praeito UTMA renginio ar daugiau spurgų suvalgai, kaip galvoji? Geras klausimas. Nemažai ir to iš tikrųjų turėjau. Turėjau ir daug treniruočių ir nemažai spurgų valgiau. Valgiau viską, o Jėzau. Net skanu prisiminti dabar. Jau lapkričio 2 dieną Kauno Žalgirio arenoje UTMA 10 turnyro metu šie vyrukai išbandys jėgas vienas prieš kitą, o viską įžvelgiant dabar tai yra kova tarp dviejų stipriausių kovotojų iki 75 kg svorio kategorijoje Lietuvoje. Ar sutinki su to, Mindaugai? Kaip tu gražiai įvardinai, stipriausių. Iki Sutinku. 75 kg. Sutinku. O laikai save stipresniu už Raimondą? Stipresniu, aš nežinau, mums reiktų laužti rankom ir įsitikinti. Ne, Prašau. jis mane nulauš. Palikim šitos dalykus ringę. Aš fiziškai pažiūrėjau. Tai negi ranką laužyti ringę. Pažiūrėk, pas mane raumenų net nėra, kaip aš kažkur pas mane jėga. Tai spurgų valgai. Tai kas, bet raumenų nėra, pažiūrėk, Mindaugo kokia ranka. Žinau, kaip fainai būtų, jeigu spurgas visos raumenys eitų, ne? Tai būčiau labai raumeningas. Bet matai, nėra raumenų visai, jie eina. Tai nelaužyt rankos? Ne, aš pasiduodu prieš Mindaugą. Tai Prieš tada... mane gal kuris nors nori. Aš tai bijau, kad ir tu mane nulenksi.
Jo, bijau traumą gauti. Raimondai, po Taip. paskutinės kovos, kurią laimėjai techninių nokautų, buvo nedaug laiko. Ar suradai laiko valgyti spurgas? Aišku, suradai. Tai visada atsiranda to laiko povalgis. Iš karto po kovos valgė, ne? Iškart po kovos valgiau, prieš kovą valgiau ir po to po kovos valgiau. Gerai, Ta prasme, tai- visada yra laiko pavalgyti. In between, kaip tau sekasi pasiruošimas? Tai visada gerai, tai nelabai čia buvo daug to laiko praėję po paskutinio turnyro, tai kaip čia pasakyti, net niekur nepabėgom nuo tos formos. Buvo taip, kad sportavom, pasidarėm formą, sukovojom, pasidarėm tokią mažą pertraukėlę ir vėl iš karto, vėl sportai, tai sekasi viskas gerai, viskas puikiai. Džiaugiuosi, kad nereikia svorio visiškai mest, nes seniau reikėdavo biškelį pavargti, dabar kažkaip su svoriu viskas gerai. O ką tau reiškia debiutas prieš Matą Pultaražinską? Aš kaip ir minėjau prieš pat varžybos, prieš pat tą kovą, kad man kiekviena kova yra svarbi kova, nesvarbu prieš ką aš čia kovoju, aš nei vieno kovotojo nenuvertinu. Matas, Mindaugas, nežinau, Martynas Jasiūnas irgi taip pat yra labai geras kovotojas mūsų svorio kategorijai. Tai aš kiekvieną kovotoją vertinu visai labai teigiamai, visi kovotojai yra tikrai kieti, nu, tai mes matom visada ringę ir nuvertinti kažkokį kovotoją arba ten pasakyti, kad man šitą kovą yra nesvarbi, tai nesąmonė, kiekviena kova yra svarbi. O gal tu, Mindaugai, žiūri šitą kovą kaip į kerštą? Dėl to, kad kovojo prieš Matą Pultaražinską tavo draugas, ne? Kaip sako, kerštas į gerą nenuveda, bet aš tikiuosi, kad tai bus kerštas. Bet Norėčiau nieko gero nenuveda atsilyginti kerštas. už savo draugą. Tai taip pat ir Raimis bandytų atsilyginti už savo draugą. Taip ir vyksta. Kas aš būčiau toks, jeigu aš dabar neatsilyginčiau už Matą? Bent nebandytum siekti. Būčiau blogas žmogus. Taip. tada. Blogas draugas. Būčiau blogas draugas. Taip. Faktas. Taip, Raimondą gerbiu kaip kovotoją, bet draugas yra draugas. Ir aišku, kova tikrai ne dėl keršto, bet tikiuosi pasieksim tą rezultatą. Gerai. Gerai, Raimis sako, gerai. Galėsit Ne, sėkmės. Galėsit bandyti. Pakirsta Raimondą. Ei, jūs čia per daug iš tikrųjų juokaujate, jūs čia turit būti priešininkai. O kas tu tokia, kad mums aiškintum Iš dabar? tiesų, irgi yra toks. Aš jo kavau. Gerai. Ko tu sutikai su manim? Nu, nes tiesą pasakai, bet po to pasijungia, man reikia save apginti. Ta prasme, kad šiaip, nu ką, tai gal šachmatais eikit žaisti, jeigu tokie kultūringi, nenorit vienas kitą ringi. Kodėl nenorim? Blet, mes tai norim su Gerai. Raimondai, Benarausko, kaip tu manai, kuris yra lengviausias ir stipriausias priešininkas UTMA 75-77 kg kategorijoje? Klausimas, iš tikrųjų, aš nežinau šito svorio kategorijų kovotojų, aš tik žinau, nu dabar, kadangi buvo Matas Pultaražinskas, tai žinau vieną, Mindaugą Narauską, žinau... Dovydą Rimkenzo, po to Misiūnas, Jasiūnas, ne? Nu tai nežinau, sunku labai vertinti. Matufa, Vikšraitis. Ai, nu tai... Tai pažiūrėk, kaip pasidomėjęs kolego, tu... Aš primenu, Taip, padedu. ne, tai labai gerai dėl to, kad aš... Man Mindaugas primins, kiek yra tų kovotojų, man tai, ką žinau, o vertinant, nežinau, nu, tai jeigu taip įmant visus, tai Mindaugas yra pralaimėjęs Jasiūną, jeigu aš neklystu. Taip. Nu, tai Jasiūnas yra turbūt, negaliu savęs nuvertinti, bet Jasiūnas yra, kadangi laimėjęs prieš Mindaugą, pergalės atveju prieš Mindaugą. Prieštarauju. Galėsiu jau sakyti, ten, kad galiu kovoti su Jasiūnu, ar ten galiu būti kietesnis už jį, bet šiuo atveju reikia įveikti pirmą laiptelį ir tada mes matysim. Aš nesijaučiu stipresnis nei už, ta prasme, silpnesnis nei vieną iš jų. Tu pats stipriausias. Aš nemėgstu taip argumentų, ta prasme, teikti tai be argumentų ir lygiai taip pat nemėgstu niekada sakyti prieš kovą, kad ten kova baigsis antram raunde, nokautų, nu, man tai yra nesąmonė, nes nokautas niekada neteina taip, kaip tu nusprendi, nokautas dažniausiai būna pataikytas tikslus smūgis, o kai varžovas ginasi, jeigu tai yra aukšto meistriškumo kovotojas, jis turi gerą gynybą ir tu negali nuspręsti, kad dabar bus nokautas. Taip nebūna. Negali tu? Taip, nebūna, kad dabar bus nokautas.
Būna susikaupi kovai. Dabar bus nagauta. Ir nėra. Ar tau nėra tai buvę? Ne, Susikaupi, dabar tai pakirsiu. Aš. nėra. Buvo. Dabar čia padarai klaidą ir varai, ne? Nebent jeigu pamatai, kad yra klaida, tai jau vėliau, pasinaudoji tą klaidą, bet niekada nebūna. Nebūna, kad užsidegi ir varai ten iki galo ir pakirsi arba tai pakirsi. Aš visą laiką labai taktiškai kovoju. Supratau. Tai gerai. Kaip man laimėti kovą prieš tai, kaip man tą pakirsti? Nelaimėt. Geriau aš to neatskleisiu. Nelaimėsi. Tai tu bijai manęs? Ne, žinau. Supratau. Gerai, daugiau klausimų neturiu. Gerai. Paspėliokime apie kitas kovas, gerai. Dirkstys prieš Šalkovskį. Kaip manot, kuris jums? Aš tai vienareikšmiškai už vieną pusę. Kokią? Už Edviną, faktas. Už Edviną? Tai be abejo, tai ir man. Aš jau sakiau, iš tikrųjų buvau išreiškęs, kad galvojau, kad Dominikas taškais laimės prie taškos. Bet čia irgi klausimas. Mačiau, kad Edvinas labai gerai pasiruošęs, formoje tokiai, presų pasiriškinės neblogai. Tai... O kaip norėtum? Ne pas Raimio komandai. Jisai visai ne Raimio komandai. Dabar artimiausias mano komanda yra Henrikas Vikšaitis. Gerai. Misiūnas prieš Rimkų. Kuris laimės? Aš galvoju, kad laimės Rimkus. Kodėl? Man jisai dabar atrodo visiškai užsidegęs tuo sportu, jisai susidėlioja savo viską, mytybą, sportą, treniruotės ir toksai konsistent. Tai manau, kad jisai daugiau darbo įdėjo, daugiau nori laimėti šitą kovą negu Arnoldas. Tai užtenka tik panorėti? Tai tas noras ir išsireiškia tavo treniruotėse, darbe ir galiausiai rezultate. Kokia tavo nuomonė? Aš iš tikrųjų galvoju, kad jeigu Misiūnas viską susitvarkys yra tvarkingai savo treniruočių stovykloje, tai gali tikrai laimėti Misiūnas dėl to, kad Misiūnas kažkada buvo mūsų klube ir kažką aš esu su juo nekartą su juo poros. Jis yra tikrai stiprus kovotojas, tik tai priklauso nuo jo požiūrio į sportą. Ar jis kaip dabar į tai žiūri ir faktas į norą kovoti, norą laimėti, nes tai irgi yra be galo svarbu. Jeigu tu ateini, kad ateit, tai pergalė pati neateis. Gerai, Karosas ar Kalasiūnas? Aš manau, kad laimės Kalasiūnas, kad jisai išvargins Karosą, kaip ir buvo praeitą kartą jų kovoj. Ir manau, baigtis bus labai panaši, kaip ir praeitam susitikime. Laimėjo Kalasiūnas praeitą. Aš norėjau klausti. Norėjau klausti. Nežinau, iš tikrųjų, aš, jeigu atvirai pasakius, nesu matęs Kalasiūno kovojančių. Aš nemačiau, negaliu pasakyti, koks tai yra kovotojas. Vito esu matęs anksčiau kovojantį. Vito yra labai stipri rankų technika, vis dėlto jis atėjęs iš bokso. Bet jie kovos pagal Muay Thai taisyklės, ne? Aš nežinau. Pasakykit. O ką tu žinai? Pasakyk, ką tu žinai, spurgų skonis. Skanu, gerai. Ne, aš iš tikrųjų nelabai įdomiuosi kitom kovom. Gerai, ir Gaižauskas ar Pačia? Su visą deramą pagarbą, bet manau, kad Sigitas Gaižauskas turi kur kas daugiau patirties. Ir Raimondui aš irgi galvoju, kad laimės kitas Gaižauskas vien dėl to, kad jisai, matau irgi, pas mane klube jis sportuoja, matau kaip dirba, kaip ruošiasi, dėjo labai daug darbo, aš su juo stoviu, sparinguojuosi, jisai tikrai yra stiprus priešininkas, net man. Net. Geras treniruočių partneris. O iš tikrųjų tai pačios aš nemačiau, kiek jis ruošiasi, kaip sportuoja ir galiausiai net nesu kartu sportavęs, sunku vertinti, bet tikiu Sigitu ir jo pergalį. Gerai. Ko norėtumėt sekančiai kovai? Kokio priešininko? Gero. Kuris tau geras? Tai nekalbėkime sekančiai kovai, nes reikia veikti pradžiui šitą kovą. Reikia laimėti šitą kovą, tada jau galima bus planuoti apie sekantį. Aš sakiau, aš nešoku 10 žingsnių į priekį. Po mažiuk, po laiptelį. Lipam ir užlipsim. O jūs? Koks įdomus klausimas. Ačiū. Prašau. Sekančiai kovai. Gerai, jeigu šita kova bus laimėta,
O jeigu bus pralaimėta, Jeigu. reikia pasvarstyti, aš nesu pasiruošęs dar šitam klausimui, nežinau, nepasidariau O tai analizės. konferencijoje taigi sakei, Norėčiau susitikti su Henriku Vikšraičiu. Nu, tai va. Kur čia taip ilgai? Tai aš norėčiau, bet aš nežinau, ar Henrikas galės, ar pasiruoš, ar galės kovoti, nežinau, aš girdėjau, kad jisai gavęs kažkokią traumą, tai be jo kol kas nežinau. Visi sako, kad sportininkai yra dundukai. Jūs sutinkat su šitų faktų, ne? Nes jūs labai adekvačiai gražiai čia šnekat. Ne. Ačiū, kiek komplimentų prie šito stalo šiandien. Šiandien tiesiog Nu, pats žeria kažką. komplimentus į mūsų pusę. Taip. Žiūrėk, ir šypsosi atsisėdė vienas į kitą. Tai Nieko čia aš neišlaužė. iš jų. nespėjau atsakyti dar. Iškart puola. Tai čia dama. dabar jau kas čia dabar gaunasi. Na. Ne, aš tikrai savęs dundukų nelaikau. Visą laiką, iš tikrųjų dėl šitos priežasties mane leido net tėvai sportuoti pačiu pradžioj vaikystėje, nes buvo pagrindinis argumentas, yra, kad atidaužo galvą ir būni durnas, ten tu čia turi baigti mokyklą, vienu žodžiu ir taip toliau. Nu, nesvarbu, bet esmė ta, kad nesijaučiau aš niekada durnesnis už kažką kitą ir dažniausiai tiesiog būdavo tais laikais senais, kada eidavo tie dundukai sportuotojai, būdavo dažniausiai jau ateidavo, jie jau tokie į sportą, jie netapdavo nuo smūgių galvą, kad jie tapdavo durnesni. Bet juk maloniau, ne, čia sėdėti su Raimondu, negu su Dirkščiu. Tokia adekvatesnė diskusija. Ar tau kaip tik patinka pasikapoti ir pasipykbiški? Man patinka balansas, man patinka pasikapot, man patinka kultūringai pakalbėti. Realiai reikia balanso, galiu dalyvauti abiejose pusėse, galiu pasikapot, galiu kultūringai kalbėti. Raimondas toks žmogus kultūringas, kiek aš jį žinau, kiek pažįstu, visada ramus savo vietoje. Tai yra kažkiek tai pagarbos iš mano pusės, kad jisai toksai žmogus. Nu, baiški kažką padarykit, nu. Jūs čia vienas kitą glosti toj pradėsit. Ne, glas Tai nepradėsiu. koks skirtumas, tai gerai, Tai irgi reikia. Žinai, čia nais mes turim išlikti sportiški ir adekvatus, o mes kai išeisim į ringą, tada pasimatys mūsų kova. Skanaus. Ačiū. Nu va, tikroji Goda ištinto. Goda dabar be problemų visai. Gerai. Aš galvoju, iš toliau girsit vienas kitą, tai aš pavalgysiu šitą laiką. Raimondai, sukovotum su Dirkščiu? Jeigu jis svorį adekvatų pasidarytų su kovočiu. Aš šiaip esu jau ką su Dominiku kovojęs. Šiaip jau ką. Kada? Metą tiksliai. Kas laimėjo? Lygiosios buvo. Tai reikia revanšą. Aš iš tikrųjų, ir aš dar dėl tų lygiųjų dar ten yra pastebėjimų. Mano treneris turėtų čia ką pakomentuoti dėl tų lygiųjų, bet aš, nes yra nuotrauka, kai jis kelia abiem rankas, aš toksai, o jisai džiaugiasi, tai manau daug ką pasako. Nes jis labai nesutinka, kad laimėjo prieš Mindaugą, ką tu galvoji? Aš atvirai pasakius nemačiau šitos kovos, nes... Taigi aš kovos, pats kovojau, tai nemačiau tos kovos, iš tikrųjų negaliu nieko komentuoti. Vetuoju, jis meluoja. Jisai meluoja. Nerimtai Jisai nemačiau. meluoja, jisai žiūrėjo tą kovą, jisai ruošė taktiką prieš mane. Studijavo jisai tą kovą, visus tos 5 raundus žiūrėjo, jis palaiko Dirkštį ir nenori man pasakyti. Viską Mindaugas pasakė. Tai dabar, va... O va dabar tu čia padarei klaidą. Gerai, vyrukai, labai gražiai padiskutavom, dar po paskutinį žodį ir jaučiu net nereikės jau suversti, kad paspaustumėt rankas. Ne, tikrai ne. Tai paskutinis žodis. Kas? Ai, žodis paskutintas. Paskutinis. Paskutintas. Oi, atsiprašau, per naują, kad. Ai, paskutinis žodis. 2 kartus taisė, gal net 3 kartus. Ir dar sako, net muša tų smegenų. Paskutinį žodį iki kovos. Neturiu paskutinio žodžio. O aš pasakysiu tau paprastai. Gero pasiruošimo, gero svorio metimo ir susitiksim. Nu ir pasibučiuokit. Lapkričio 1 susitiksim, nes sversimės ir bus face to face, o tada pamatysit piktus mus, kai mes stovėsim. Ui, žiauriai laukiu. Pirmas, drebėsim, stumdysimės. Žinai. Gerai. Gerai, iki pasimatymo. Nice, ačiū vyrai. Mes, nesupranti, aš niekada nieko nepykstu. Aš niekada nepykstu ant žmonių. Ko man pykti ant žmonių? Aš galiu jam duoti galvą, tai ką man pykti ant jų?
O, va čia. Oho. Tai O čia Jeigu tu aš padarei klaidą, negalėsiu, Piteris. jeigu aš negalėsiu duoti, aš tada pyksiu. O tada tai jau tau pyksiu. Tai bet jau man jau grasino Na, šiandien tada viskas. dirbstys, dabar Mindaugas grasino. Dasigyvenom. Daugiau informacijos, bilietų, pay-per-view ieškokite svetainėje utma.lt. Susitinkame Kauno Žalgirio arenoje lapkričio 2 dieną.